Pradedame 13-ąją Kalba muziejus laidą. Mūsų laidos herojus – ypatinga asmenybė. Buvęs Lietuvos policijos generalinis komisaras, Alytaus meras, žmogus, gyvenantis su persodinta širdimi. Ir mūsų mokyklos 1976 metų laidos abiturientas. Tai Vytautas Grigaravičius. Apie gerbiamą Vytautą Grigaravičių internete yra labai daug ir įvairios medžiagos. Videofilmų, reportažų, straipsnių mus labiausiai domino. Kaip brendo Vytauto asmenybė žmogaus ir piliečio. Vaikystė prabėgo Alytuje. Be mobiliųjų telefonų, planšečių, be elektroninių paspirtukų ir kitų daiktų, be kurių dabar jau neįsivaizduojame šiuolaikinio gyvenimo. Atėjo laikas eiti į mokyklą. Mokinukas iki šiol prisimena pirmuosius įspūdžius mūsų mokykloje. Dar prisimenu tą dieną, kai mama vedė mane į mokyklą. Tai su tokia nerame spurdančia širdute ėjau. Nes neaišku buvo, kaip ten viskas, kaip tam toj mokykloje seksis, kaip kokie draugai bus, kaip ten kas, ar pritapsiu. Bet viskas gerai. Ta pirmoji mokytoja mus apdalino saldainiais, pradėjo tą pirmą pamoką, ir va taip. Prisimena ir vaikystės žaidimus, labai aktyvius ir kartais gana pavojingus. Su klasės draugais. Ir kiekvieną savo vardą turėjom, buvom gentį pasirinkę, lankus, ietis pasidarę, vigvamus darydavom, eidavom į mišką už aerodromo pirmame Alytuje. Ten statydavom, ten virdavom valgyti, žiūrėdavom visokius pėdsakus, tyrinėdavom paukščius, paukščių gyvenimą. Čia panašiai, kai dabar skautauja. Nu, matyt. Kur maudydavo atėjus vasarą? Šalia, aš gyvenau, kaip tik šalia to komisariato, Vilniaus 29, tai ten šalia buvo Nemunas, tai ten nuo kalniuko nusileido ir Nemunas prie tilto. Teko perplaukti Nemuną. Plaukdavom ir su drabužiais, ir tiesiog rungtyniaudavom, kurį mažiau srovė nuneš, plaukiant per Nemuną. Ir plauki prieš srovę taip kampu, išplauki, sustoji, laukiu, kol kitas priplauks, ten trečias, ir tada žiūri, kurį mažiausią srovę nunešė, tas laimėjo. 12 metų neteko tėvo. Prasidėjo paauglystės krizė. Tai buvo labai sunkūs metai. Padėję pagrindus žmogaus, piliečio, asmenybės brendimui. Kalbėdamas apie juos, Vytautas su dėkingumu prisimena savo mokytojus. Pagarbą jiems išsaugojo visą gyvenimą. Mokslas šlubavo po tėčio mirties ir tada, pamenu, direktorius Daraškevičius atėjo į klasę ir prie visų atskaitė man tokią, ne tai, kad litaniją pamokančią, bet sako, jūs juk buvot klasės pažyba, sako, gerai mokėtės, buvote drausmingas, o dabar, sako, jūs, toks vos vežat. Tai va tie žodžiai man irgi taip įstrigo ir tai irgi buvo toks akstinas pradėti galvoti kitaip, kad iš tiesų reikia susiimti ir vėl grįžti į mokslus, vėl pradėti normaliai mokintis. O čia jo lentyna direktoriaus. Sakykit, direktoriaus Daraškevičius labiau bijojo, ar labiau gerbėt ir mylėjot? Gerbiau ir mylėjau, jo. Baimės nebuvo jokios, nei Daraškevičiui, nei Gaveliui. Mokytojas Strazdas, prisimenu, kažkada tai irgi būdavo tokia tvarka, kad pertraukos metu reikėdavo visiems išeiti ir vaikščioti koridoriuje. O aš buvau pasinešęs į knygas, labai mėgdavau skaityti, tai aš pertrauką išnaudodavau knygų skaitimui. Ir prisimenu, atsisėdavau ant suolo, taip, žodžiu, ir pasiėmiau knygą, įsitraukiau iš kuprinės, pradėjau skaityti. Įeina mokytojas Strazdas, o jis tą dieną budėjo
ir sako, eik iš klasės vaikščioti. Sakau, gerai. Aš tą knygą pasidėjau, jis išėjo, palaukiau šiek tiek. Aha. Aš tada vėl atsisėdau, sėmiau tą knygą ir toliau skaitau. Tik žiūriu, atsidaro durys, jie eina. Pačių žingsniais mokytojas Strazdas griebė mane čia už pakarpos. Aš tuo metu jau buvau štangistas, treniriausi štangą, turėjau jėgos. Galvoju, aš čia pasipriešinsiu, kur ten pasipriešinsi, ten pakėlė, kojom nesiekiu žemės ir nuvedė į mokytojų kambarį, taip knygą paėmė ir paskui atidavė tik tai jau pasibaigus mokslo metams. Tai va toks buvo, bet vis tiek jisai, nežiūrint to, jis išliko man vienas mėgstamiausių mokytojų. 1976 paskutinius metus mokykloje abiturientas sutiko tvirtai apsisprendęs, taps policininku, kaip ir tėtė. Kodėl pasirinkot tokią pavojingą profesiją? Na, 3 tokie aspektai. Vienas tai skaitydavau knygas, man patikdavo detektyvai, istorinės knygos ir detektyvai. Toliau mano tėtis buvo milicijos pareigūnas, tai aš matydavau jį darbe, kaip jis išeidavo, netgi mačiau vienas jo grumtynės ten su kažkokiu tai teisės pažeidėju. Toliau ir kitas dalykas, tai gyvenau tokioje vietoje, kur buvo labai daug teistų, čigonai šalia gyveno ir šiaip teisti, tai grįžo iš kalėjimo, tai sėdo į kalėjimą, tai kitas vėl grįžo, tai įvairūs girtavimai, įvairūs vagystės, plėšimai ir matydavau daug tokių, negerų, neteisingų dalykų. 2008 metais neblaivus policininkas Saulius Paulikas sukėlė avariją. Žuvo vaikai. Kaip garbingas žmogus, pilietis, generalinis komisaras nutarė atsistatydinti. Prabėgo 8 metai. Vytauto gyvenimas pasisuko netikėta kryptimi. Kas paskatino eiti į merus? Ar čia jūsų? Į merus tai paskatino buvę Alytaus sąjūdžio atstovai, kai nusimatė galimybę organizuoti tiesioginius merų rinkimus. Mane pradėjo kalbinti, kad aš eičiau, bet aš nuo politikos tolimas. Aš visą laiką visos tarnybos policijoje metu buvau depolitizuotas ir man politika svetima. Bet ten pradėjo kalbinti, taip jau mintant tokių jautrių vietų, kad vis tiek Alytus reikia padėti, kad čia ten vienas meras teistas, kitas ten, žodžiu, tokios problemos ir tai aš po kelių bemiegių naktų sutikau, bet su sąlyga sakau, gerai, aš sutinku dalyvauti rinkimuose, bet meru būsiu tik 1 kadenciją. Ir tapęs Alytaus meru, buvęs mokinys neužmiršo savo mokytojo Antano Strazdo. Mėgstamiausių mokytojų. Ir kai aš tapau meru, tai aš paprašiau, kad jis tuomet man uždėtų mero regalijas per inauguraciją. Tai jis ir padarė, palinkėjo sėkmės. Audringas gyvenimas nepraeina be pasekmių. Einant 64 metus sustojo širdis. Labai stiprus, gyvenimo negandų užgrūdintas charakteris atlaikė dar vieną likimo smūgį. Klinikinė mirtis mane buvo ištikusi. Tai bet iš ano pasaulio ištraukė. Žmonės, medikai padarė stebuklus.